Pirmoji linija interneto atsirado 82 metais. O kai tapom jau nepriklausomais, tai tada Skandinavijos šalys pasiskirstė Estiją, Latviją ir Lietuvą ir pradėjo šefuoti, kad mes galėtumėm įsilieti jau į tą interneto šeimą. Tai štai kaip tik tai norvegai padovanojo mums ryšio kanalą. Štai va čia ta, kur yra, čia kur nuotraukoje yra antena ant Seimo. Jie šitą padovanojo tą anteną, ryšio kanalą. Tai vienam gale antena buvo ant mūsų Seimo, o Oslo universitete buvo priimanti antena. Per palydovą šitas visas reikalas ėjo. Ir šitas ryšių kanalas buvo naudojamas ir telefonoj. Iš viso buvo ten 64 bitų kanalas. Tai buvo vieni dalis buvo naudojama telefonams, nes jau tada galėjo mūsų vyriausybė Seimas kalbėti nekontroliuojami Maskvos, nes jau šitas ryšys buvo nekontroliuojamas. Kur aš sakiau 82 metų, tai šis buvo 100% kontroliuojamas. Ir tokiu būdu 91 metų spalio 10 dieną, štai šitam pastate, antram aukšte, buvo pasirašytas protokolas, oficialus, išbandytas šitas ryšys. Ir tokiu būdu mes įsiintegravom į pasaulio kompiuterių tinklą, nekontroliuodami niekieno, kaip nepriklausoma valstybė. Tai va, tokia pradžia buvo. Šie profesoriaus Laimučio Telksnio žodžiai įrodo, kad technologijos Lietuvoje žengia koja kojon su valstybės istorija. Atgaunama nepriklausomybė, atsiranda pirmasis nepriklausomas ryšio kanalas su pasauliu ir net internetas. Bet Lietuva dar nuo Sąjūdžio laikų žino, kad daugiau nuveikiama tada, kai dirbama kartu, išvien. Tai galioja ir technologijų pasaulyje. Lietuvai pradėjus tvarkyti savarankiškai, po keliarių metų pradeda darytis akivaizdu, kad bendradarbiavimas naudingas ir šioje srityje. Įmonės visų pirma buvo labai aktyvios ir labai žingeidžios. Joms visko reikėjo taip kaip vakaruose. Matėm, kaip tai buvo daroma. Ten buvo surengta 93 metais, jeigu prisimenat, paroda Baltic Info, kurioje daug aktyviai dalyvavo visos lietuviškos IT kompanijos. O kada atėjo laikas apie ruoštis 94 metų parodai, toks atėjo bendras supratimas, kad šitą parodą mes galim pasidaryti ir patys. Tai taip ir atsirado Infobaltas. Tai mes irgi buvom ant tie chuliganai, kad mes nutarėm organizuoti savo parodą tuo pačiu metu, kaip organizuoja vokiečiai. Ir kadangi jų vadinosi paroda Baltic Info, tai mes tą pavadinimą pervertėm atvirkščiai ir pavadinom Infobalto paroda. Nu ir taip įvyko, turbūt lygiagrečiai vyko dvi parodos ir po antros parodos lygiagrečios vokiečiai pakėlė rankas, kadangi buvo aišku, kad įkainiai daug pas mus mažesni ir tada visi atėjo į čia ir tada to pasiekoje sekantis žingsnis buvo Infobalto asociacijos steigimas. Gerbiami svečiai, mėly kolegos. Šiandien Lietuvos įmonių asociacija Infobalt jums čia susirinkusiems ir visai Lietuvos visuomeniai pristato pirmąjį savo projektą – tarptautinę kompiuterių, telekomunikacijų ir raštinės įrangos parodą Infobalt 94. 46 Lietuvos įmonės jau susivienijo, o 11 artimiausių metų laiku planuoja tapti Infobalto asociacijos nariais, kad koordinuotų savo veiksmus, kad darytų didesnę įtaką diegiant informacinės technologijas Lietuvoje. Asociacija, kai kūrėsi, tai iš vis, kada aš nuėjau į banką gauti, reiškia, Ogmios vardu paskolą 1000 kompiuterių ir bankas pasakė, kad pagalvosim, po kiek laiko ateinu ir sako, Robertai, tu nori pirkti 1000 kompiuterių. Kai, sako, mes padarėm rinkos analizę ir nustatėm, kad visos Lietuvos įmonės per metus 1000 kompiuterių neparduoda, o tu nori, reiškia, imti paskolą. Nu va, ir aš pradėjau aiškinti, kad, žinot, tas augimas bus ir yra ir taip toliau. Įmonės
tada dar interneto neturėjo, o daugeliu atveju ir nesuvokė jo poreikio, kas įdomiausia. Kaip ir naudingas dalykas, bet iš tikrųjų labai sudėtinga buvo taip paruošti tas paslaugas, taip jas pristatyti, kad įmonė suprastų, jog jos, gauna iš tiesų labai naudingą ir šiuolaikišką paslaugą. Tas paslaugų ruošimas mums prasidėjo nuo paprasčiausių dalykų, kaip gauti vardų sritį, kaip gauti adresus. Iš tikrųjų, tai buvo nepraminti keliai, LT zonos, reiškia galimybė po LT zoną, reiškia kurti tokias įmonės, jau mūsų vardų sritis mes dar neturėjome. Tai pirmoji zona, su kuria mes, arba vardų sritis internetinė, su kuria mes kūrėme paslaugas, buvo omnitel.net. Nebuvo taip paprasta tais laikais prisijungti prie interneto, reikėdavo prie kompiuterio jungti specialų prietaisą, modemą, ir reikėdavo skambinti į prisijungimo mazgą, ne taip paprasta suderinti tą įrangą buvo, įdiegti. Tai reiškia praktiškai paslauga, kuri būdavo siūloma klientui, tai būdavo ir galbūt ir tas pats modemas, programinė įranga pritaikyta operaciniai sistemai, čia Windows 9.5, bet praktiškai netgi Windows 3.1 pradėjom. Paruošdavom labai detalės knygutes, ką pažingsniui daryti, kad susijungti, ką daryti, jeigu nesusijungia, kaip paštą siųsti elektroninį ir taip toliau. Lietuvių susidomėjimas ir naudojimasis informacinėmis technologijomis ir toliau auga. 1997-aisiais internetu Lietuvoje naudojasi jau 3% gyventojų. Ir tais pačiais metais pradedamas leisti pirmasis lietuviškas leidinys skirtas informacinėms technologijoms. Laikraštis Naujoji komunikacija, kurio tiražas siekia 40 000 egzempliorių. Pirmajame laikraščio numeryje minima, kad internete jau veikia 10 000 lietuviškų interneto svetainių. Įsibėgėja ir Infobalt parodos, sutraukiančios vis daugiau ir daugiau tiek lankytojų, tiek dalyvių. Informacinėmis technologijomis bandomi sudominti ir politikai. Čia, ko gero, net nereikėjo laukti tos parodos. Buvo iš karto diskusijų, susikūrė tas branduolys, mūsų vadinama valdyba. Ten turbūt 7 ar 6 žmonės buvo, kur mes reguliariai rinkdavomės, diskutuodavom ir iš karto atsirado klausimas, kaip mums toliau vystytis, apie technologijų vystymąsi, kaip mums bendrauti su politikais. Ir tos diskusijos buvo ilgos, karštos ir ko gero tokios, kurios duoda rezultatus. Rinkdavomės dažnai, kalbėdavom daug, karštai, visada ir draugiškai, ir tas ten netgi nesijautė, kad čia kažkokie konkurentai šneka, o buvo tokia bendraminčių komanda, kuri tikrai iš jų sugeneravo daug gražių idėjų. Pradžioje, aišku, ten buvo sudėtingos tos technologijos mums patiems buvo, bet entuziazmo buvo daugiau negu galimybių. Visi važiuodavo į CeBIT parodą Vokietijai, ten atsiveždavo visų naujienų ir mes norėjom, kad čia būtų nemažiau tų naujienų, bendradarbiavimo su užsienio kompanijom, dėrybos įvairios, nauji partneriai, naujos galimybės, naujos rinkos. Tuo metu, kai aš buvau Infobalt prezidentas, rėmiausi labai gerai komanda ir praktiškai ką mes darėm, tai buvo grinai komandinis darbas, buvo labai įdomu dirbti. Ir aišku, ėmėmės visko, nes iš tikrųjų problemos buvo didžiulės. Ta prasme, kad visuomenė, pavyzdžiui, nelabai norėjo priimti tokį reiškinį kaip informacinė visuomenė. 1999 metais suorganizavom pirmą informacinės visuomenės konferenciją tarptautinę, kur tikrai turėjo didelį pasisekimą ir paskui 2000 metais antroji buvo ir taip toliau. Kartu, aišku, ta konferencija plėtėsi, atsirado investuotojų forumas. Pabandžiau susirasti tuos pirmuosius memorandumus, kuriuos mes pasirašinėjom jau oficialiai su politiniam partijom. Tai pirmas turbūt, ko gero, 99 metais buvo oficialiai pasirašyta Seime. Čia pasirašė 1, 2, 3, 4, 5, 6 partijos, 5 partijos. Va. Tai jau sekančių metų
irgi, kad ten atrodo tada rinkimai buvo, tai jau sekančių metų, reiškia, memorandumą dėl informacinės visuomenės jau pasirašė 27. Jo, pradžioje politikai nesuprato, kad čia irgi reklama yra, tai juos būdavo pakankamai sunku prisikviesti. Dabar, man atrodo, tos problemas nebėra. Nors informacinių technologijų progresas lig šiol vyko puikiai, ilgainiui išryškėjo vienas neįgiamas aspektas – vartotojų, tame tarpe ir įmonių, požiūris į programinės įrangos legalumą. Dėl daugelio faktorių ir ne vien dėl vartotojų abejingumo intelektiniai nuosavybei, piratavimo lygis tapo milžinišku. Asociacija Infobalt buvo pirmoji organizacija, pradėjusi spręsti šią problemą Lietuvoje. IT pramonė suprato, kad jeigu jinai nieko nedarys, kad apsaugotų save, kad apsaugotų savo nematerialų turtą, savo intelektinės nuosavybės teises, tai jinai paprasčiausiai pasmerkta išnykti iš Lietuvos ekonomikos, iš pasaulinės ekonomikos. Nuo to viskas ir prasidėjo. Kažkada aukštai ant Tauro kalno 98-ais Infobalt nariai susibūrė, nutarė įkurti Infobalt autorinių teisių agentūrą. Mūsų labai stipriai parėmė didžiosios korporacijos, Microsoft, Semantikas, Novelis. Ir mes pradėjom raganų medžioklę. Na, galų gale viskas ilgainiui keitėsi ir mes supratom, kad nebeužtenka šitų dalykų kaip raganų medžioklės, reikalinga žymiai profesionalesnės konsultacijos vartotojui, patarimai, kaip elgtis kilus ginčam, kokie yra verslo modeliai programinės įrangos srity licencijuojant. Tokiu būdu ilgainiui mes įkūrėm tam tikrą tokį hotline, konsultacinę tarnybą ir įkūrėm kompiuterių programų ir duomenų bazių registrą. Vienas tūkstantmetis baigėsi, prasideda kitas. Pasaulis daug būgštavęs dėl galimos technologinės 2000 metų klaidos nusiramina, o technologijos progresuoja toliau. Lietuvoje parengiamas elektroninio parašo įstatymas, pradeda veikti elektroninė bankininkystė. Asociacijos Infobalt pastangomis įkūriamas informacinės visuomenės plėtros komitetas. Mobiliuoju telefonu naudojasi 15% Lietuvos gyventojų ir šią rinką gerokai pagyvina įsiveržęs trečiasis žaidėjas – Tele2. Ten, kur atsirado natūralūs monopoliai, ten niekad technologijos neaugo tokiu tempu. Niekur. Jeigu tik tai yra monopolis, ten viskas ėjo labai pamažu, step by step. Šičia buvo proveržiai. Dėl to, kad buvo konkurencija nuo pat pradžių, reiškia, 3 licenzijos, 3 operatoriai nepriklausomai dirba ir konkuruoja dėl to galutinių vartotojų. Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus plėtrai reikalinga ne tik sėkminga jau egzistuojančių įmonių veikla, bet ir naujos, besikuriančios kompanijos. Norint paskatinti ir palengvinti naujoko ateimą, pradedamas kurti visorių informacinių technologijų parkas, kurios steigimą inicijuoja tiek verslininkai, tiek akademikai. Mintis kyla 2000 metų pradžioje, kai buvo suprasta, kad būtina vienyti mokslo ir studijų, verslo ir bendrai visuomenės jėgas, kad pasiekti persilaužimą vienoje ar kitoje srityje, būtent šiuo atveju informacinių technologijų srityje, ir pasiekti standartus, kad galėtume konkuruoti su pasauliu. Ir buvo idėja artima ir tolima. Artima, kaip sakant, artimas uždavinys buvo įsteigti pradžioj nedidelį centrą, kuriame galėtų atlikti praktiką studentai, nes tuomet trūko praktikų vietų, kad po to būtų galima parengti specialistus iš karto, kurie galėtų greitai dirbti įmonėse. Ir uždavinys tolimesnis buvo sukurti jau stambų centrą, kas dabar realizuojasi, kuris būtų matomas ne tik Lietuvoje, bet Pabaltyje ir Europoje yra. Na, prie to nemažai prisidėjo konkretų žmonės. Norėčiau paminėti Švietimo ir mokslo ministerijos departamento direktorių Albertą Žalį, kuris daug įdėjo jėgų. Taip pat daug jėgų įdėjo ir asociacijos Infobalt vadovybė. Konkrečiai Eimuntas Žvirblis ir kiti. Pats parkas yra infrastruktūra ir teikia paslaugas parko dalyviams.
2004-aisiais Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės paskelbė, kad šalyje yra jau 1 milijonas interneto vartotojų, o Seimas pritarė asociacijos Infobalt iniciatyvai dėl lengvatų įsigijant kompiuterį bei interneto prieigą. Tai didelė dalimi prisideda prie to, kad po metų, 2005-aisiais, kompiuterį Lietuvoje turi kas 3 namų ūkis ir kas 2 iš jų naudojasi interneto prieigą. 2005-ieji įsimena ir tuo, kad tai yra metai, kuriais buvo pasiektas studentų, studijuojančių informacinės technologijas, rekordas. Na, aš sakyčiau, pirmiausia, tą kiekį stojančiųjų į IT pakraipos studijas mes galim, aišku, vertinti tam jaunų žmonių augimo, kiekio augimo kontekste. Tai iš tikrųjų 2005 metais buvo pats didžiausias skaičius besimokančių IT pakraipos studijose. Ir toliau tas skaičius pradėjo mažėti ir labai drastiškai krito per kokius 4 metus, krito apie 40%. Ir tai ne tik IT, bet ir kitų technologijų ir fizinių mokslų studijose. Mažėjant susidomėjimui informacinių technologijų pakraipų studijomis, asociacija Infobalt ėmėsi net kelių iniciatyvų. Tiek patraukliai supažindinti su informacinėmis technologijomis vaikus, tiek studentams pademonstruoti jų žinių pritaikomumą ir įvesti jaunimą į realų verslo pasaulį. Būtent šiems tikslams buvo sukurti projektai Patinka ir Demola. Na, kažkuriuo metu, kai iškilo tas klausimas, o nėra tų IT specialistų šiuo metu ir kodėl jų pradėjo mažėti, mes pradėjome analizuoti ir supratom, kad kažkaip yra tam tikras etapas. Ir tai yra tyrimais, European School net tyrimais įrodyta, kad apie 12 metų yra tas amžius, kai vaikas bando ir sprendžia, kas jam įdomu, o kas ne. Taip ir gavosi, kad mes sugalvojam 8 programas, skirtingas programas, pradedant nuo robotikos, kas yra perėjimas nuo žaidimo į kažkokią technologinę kūrybą ir objektinį programavimą, ir baigiant jau kompiuterinę grafiką, ir jaunųjų programišių ir jaunųjų projektų vadovų mokyklomis. Demola, išvertus iš suomių kalbos, tai yra žemė, kur gimsta demo. Demo tai yra kažkas veikiančio, kažkas tokio, ką jau galima rodyti kitiems ir suprasti, ar čia tas produktas, pavyzdžiui, galėtų būti įdomus rinkai. Tai Demola atsirado Suomijoje. Suomijoje bendrai yra garsus savo švietimo sistema. Ir šiuo atveju jie sugalvojo tokį inovatyvų modelį 2009 metais, kaip studentus pritraukti prie tų realių dalykų, kurie vyksta įmonėse. Ir tokiu būdu Demolos visas modelis, visa koncepcija sukasi apie tai, kad įmonės iškelia tam tikras idėjas, kurios orientuotos į konkrečias problemas arba į galimybę rinkoje, o studentai subūriami į tam tikras komandas, įvairių kvalifikacijų, įvairių specialybių studentai, ieško, kaip išspręsti tas problemas ar kaip sukurti kažkokį sprendimą, panaudojant technologijas, kuris galėtų būti toliau naudojamas einant į rinką. Kitas asociacijos žingsnis, stengiantis patenkinti nemažėjantį IT specialistų poreikį, šiemet startavusi Infobalt IT akademija, kurios idėja per 10 mėnesių iš visiškai paprasto kompiuterio vartotojo paruošti programuotoją, kuris įmonėje galėtų dirbti jaunesniojo programuotojo pareigose. Infobalt IT akademija yra naujas ir greitas būdas jauniems aktyviems žmonėms išmokti programavimo, būtent Java programavimo. Tai yra projektas, kuriame Infobaltas kartu su ACE Group ir Vilniaus technologijų mokymo centru pradeda mokyti jaunus žmonės programavimo ir per 10 mėnesių jie gali išmokti ir ateiti į IT industriją, o toliau rinktis kitus kelius savo profesinėje karjeroje. Kai žmogus pamato, ką jisai gali padaryti, sakysim, parašydamas programinį tekstą, jisai pajaučia pasitikėjimą savo jėgomis, kad jisai tą gali, nebijo, čia nieko nėra stebuklingo ir tai yra įmanoma išmokti. Ir turint tą norą, žmonės ir savarankiškai išmoksta programuoti visiškai, sakykime, nuo nulio, o mes iš tikrųjų tik tai padedam. Visų pirma, žmogui, ko gero, reikia rezultato. Pajusti, pamatyti, kad ką aš padariau, veikia. Ir jeigu mokymo procese tas atsispindi, tai nėra vien tik tai nuobodus kodo eilučių rašymas ir nieko nematymas. Šiais laikais programavimas darosi toks pakankamai interaktyvus,
kad tu rezultatą greitai pamatai jau, sakykime, parašęs keletą kodo eilučių, tu matai rezultatą. Dar vienas Infobalt žingsnis, skatinantis jaunimo susidomėjimą mokslu ir technologijomis bei patį naujų technologijų vystymą. Jaunojo mokslininko stipendija, kuriai kandidatus atrenka Lietuvos mokslo akademija, o laimėtojus ir prizinį fondą skiria Infobalt. Prieš 5 metus asociacijos Infobalt ir Lietuvos mokslo akademijos 2 skyrių, tai yra matematikos, fizikos, chemijos ir technikos mokslo skyrių iniciatyvos dėka, buvo nutarta organizuoti jaunųjų mokslininkų konferenciją informacinių ir ryšių technologijų srityje. Ir kartu asociacija Infobalt nutarė solidžiai paremti šią konferenciją, tai yra jos nugalėtojams šiuo metu yra skiriama 20 000 litų premija. Tai vyko 2012 metais, atlikau tokį tyrimą, kurio metu kūriau specialų prietaisą, kuris naudojant vibracijas iš tikrųjų, tyrė kelių būklę. Ir kodėl būtent Infobaltas susidomėjo šito dalyku, kadangi tai buvo tik viena iš mažų dalių, o visas pagrindinis dalykas buvo tas, kad surinkti duomenys buvo perduodami internetu į centrinį serverį, iš kurio mes galėjom susidaryti interaktyvų viso kelių tinklo žemėlapį ir matyti visų kelių būklę, taip susidarydami prioritetus, kur svarbiausia yra kelių priežiūra šiuo metu ir kur reikėtų skirti daugiau dėmesio. Stipendijos dydis buvo tikrai solidus. Tuo metu gavau 10 000 litų ir už tą stipendiją aš būtent išlikau ištikimas idėjai ir nuvažiavau į Pietų Korėjos Respubliką ir pristačiau savo idėją tarptautiniam pasauliniam kongrese, kur dar kartelį susilaukiau didžiulio susidomėjimo, bet šį kartą jau pristačiau save dar ir kaip informatiką. 2009-aisiais atėjusią ekonominę krizę asociacijos Infobalt įmonės priėmė kaip iššūkį. Buvo įsteigtas eksporto komitetas. Įmonių atstovai vyko į verslo misijas, ieškojo naujų kontaktų tarptautinėse parodose World Mobile Congress Barcelonoje, Cebit Hanoveryje, IT Comex Oman 2013 Omane, Muskate ir kitur. Šiais metais Silicio slėnyje savo biuro duris atvėrė ir pirmoji lietuviška įmonė – Getjar. Lietuvių sukurti intelektiniai produktai pradėti eksportuoti daugiau nei 100 valstybių. Didžiausia sėkmė sulaukta Skandinavijos šalyse. IT paslaugų eksportas 2008 metais siekęs 93 milijonus litų, 2013 išaugo iki 315 milijonų. 2008 metais mes tą komitetą įkūrėm. Iš pradžių įsijungė kažkur apie 20 kompanijų ir nusitaikė mes iš tiesų į tas tolimesnes rinkas. Tai pradžioj taikinys buvo Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos, taipogi kitos rinkos kaip Vidurio Azija, Arabų valstybės, sakysim, tos įdomesnės rinkos, kurios mūsų manymu turėjo potencialą. Praktiškai neturim turėti apribojimų galvoje ir visos rinkos yra įmanomos. Aš manau, kad labai perspektyvios yra ne tik Europos rinkos, kur yra didesnė konkurencija. Tai yra mums artimų kaimynų šiaurės šalių rinka labai artima ir jie matosi pagal tai, kiek investuoja pas mus šitam sektorėje. Tai reiškia, jiem yra aktualu mūsų paslaugos ir šitoj srity mes galim plėstis. Taip pat aš manau, kad reikia labai didelių mastelių einant į Amerikos rinką. Amerikos ir ne tik tai Šiaurės Amerikos, bet ir, sakykime, Brazilija ar kitos Pietų Amerikos šalis yra labai didžiulės potencialios rinkos. Po stovinčių akmenių turbūt vanduo neteka. Tai jeigu praktiškai Lietuvos įmonės yra mažos ir tai, kad jos neturi pakankamų pajėgumų vystyti pardavimus, tai turbūt didžiausia Lietuvos bėda. Jeigu kiekvienas atskirai tai daro, tai Lietuvoje galbūt to pakanka, užsienyje aš tvirtai įsitikinęs, kad to nepakanka. Lietuvių bendrovė UAB Ruptela 2013 metais buvo pripažinta 5. greičiausiai augančia IT kompanija Vidurio Europoje. Jos augimas per 3 metus siekė 1282%.
Įmonė kuria logistikos bei kitus aukštųjų technologijų sprendimus ir eksportuoja juos ne tik į kitas Europos šalis, bet ir į kitus žemynus. Ruptel iš principo užsiema transporto stebėjimo sistemom, daugiausiai paremtom palydoviniu ryšiu. Tai yra pakankamai nauja technologija, bet jau labai plačiai naudojama tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Tai mes užėmė pirmaujančias pozicijas Lietuvos rinkoje, Baltarusijoje ir keletą kitoj kaimininių šalių. Bet pagrindinė dalis mūsų verslo dabar šiai dienai sudaro eksportas, tai turbūt arti 80% mūsų metinės apyvartos. Ir dirbam labai aktyviai, dalyvavom daug įvairiausių tarptautinių parodų, aktyviai vykstame į komandiruotės, lankome savo klientus. Statistika, ką tik nesenai buvau matęs, kad šiais metais jau pardavėme 98 šalis. Iš tokių pačių įdomiausių gal išskirčiau vieną iš stambių projektų Afrikoje, tai yra būtent Dramblio kaulo krante. Šiemet, 2014-aisiais, asociacija Infobalt skaičiuoja 20-uosius veiklos metus. Daug nuveikta, daug tikslų pasiekta, bet ateitis tuo ir įdomi, kad priekyje visada laukia iššūkiai. Infobalt vadovybė nesiruošia leisti asociacijai stagnuoti ir turi aiškią ateities viziją bei konkrečius planus, ko reikia siekti. Tai kalbant apie Infobalt asociacijos tikslus, aš juos suvesčiau į 4 pagrindinės kryptis. Pirmoji kryptis tai yra palankios IRT sektoriui politikos formavimas. Čia visų pirma mes kalbame apie informacinės visuomenės plėtrą, apie palankes sąlygas IRT verslui, apie inovacijų plėtojimą ir kūrimą ir žinoma apie kibernetinę saugą. Antroji kryptis tai būtų eksportas. Na ir šiuo atveju tikslas yra Lietuvos IRT įmonėms sudaryti sąlygas, padėti plėtoti savo produktus, sprendimus, paslaugas ir be abejo žinias kitose rinkose. Trečioji kryptis tai yra žmogiškieji ištekliai. Ir čia yra ypatingai svarbi tema, ypač šiais laikais. Labai konkurencingama IRT sektoriuje tikrai trūksta specialistų, taigi tikslas yra didinti tų specialistų skaičių ir be abejo gerinti programas, kurios IRT yra dėstomos švietime. Ketvirtasis tikslas, kryptis, tai yra gildijos formavimas, tai yra skatinimas bendrauti Infobalto nariams tarpusavyje, skatinimas Infobaltui bendrauti su kitais sektoriais Lietuvoje, su kitomis asociuotomis struktūromis ir be abejo IRT Lietuvoje įvaizdžio gerinimas. Tai mano nuomonė, svarbiausia yra atkreipti dėmesį į mūsų augančią kartą, tai yra į vaikus nuo 1 klasės iki 12 ir mes manome ir pačiam Infobalte su bendraminčiais ir su įmonių vadovais ir su paprastais specialistais, kad reikia jau Lietuvoje įgyvendinti tokią svajonę, kad nuo 1 klasės visose mokyklose atsirastų programavimo ir robotikos pamokos. Su švietimo ministerija, manau, mes jau artimiausių laikų susitarsime, kad nuo 5 klasės atsiras kitais metais jau programavimas ir robotika visose mokyklose, bet tam turim tik tai metus laiko gerai pasiruošti, bet jeigu pavyks kitais metais startuoti nuo 5 klasių, tai dar nuo sekančių metų, manau, jau nuo 1 klasės atsiras ir programavimas ir robotika ir manau, šitas turės milžinišką įtaką visam Lietuvos IT sektoriaus vystymuisi. Norėčiau, kad po 10 metų, manau, kad atsiras gatvėse skraidančias mašinos, bent kiek. Tada norėčiau, kad robotai nekeltų grėsmės žmogui. Norėčiau, kad žmogus būtų toks pats kaip ir dabar, kad robotai nekeistų mūsų pasaulio, nebent kad darytų geresnių, bet kad nepablogintų. Jeigu žmogus gyvens sveikai, tai jisai gyvens ilgiau. Jeigu ten robotai, ten viską už jį padarys, ten viską daugą, tai nežinau, gal trumpiau. Bus labai daug robotų, iš tikro. Ir Lietuva nebus tokia silpna. Robotai tenai daugiau dirbs negu žmonės. Žmonės tenai galės daugiau ilsėtis, tenai daryti, ką nori. Nuo 1 klasės programų. Jo, programuoti robotus ir nebus jokių lietuvių kalbos, anglų kalbos. Anglų tai reikia. Nesuprasi, ką robotas sako. Matematika tik tais ir anglų liks. Robotų kalbos reiks mokytis. Bip, bip, bip.